Sveiki, šiandien parodysiu, kaip sekėsi pagauti žuvį senvagėje iš paskutinio video. Tai viskas kaip visada, kybo vakar, kibs rytoj, o šiandien kimba kitur. Bet yra dalykų, kuriuos supratau ir pastebėjau, tad pasižiūrim, aptarsim. Šį kartą nededu pašaro iš lėlės, bet prikabinu baltą vafterį pažiūrėt, ar kas nors reaguos į jį. Tačiau vafteris paskęsta dumble ir tiek ir naudos iš to vafterio. Užmetu pašarą šalia kameros, šį kartą taip pat naudoju traper žieminį, kur būna paruoštas iš anksto. Šio pašaro anksčiau nesu bandęs, tai nežinau ar dėl šalto vandens, ar dėl kitos priežasties, bet pašaras dirbs gan silpnai. Žiemai stipriai dirbančio pašaro ir nereikia, tai gal viskas taip ir turi būti. Fone kiek toliau pasirodo pirmosios žuvis, smulkus šapalai, aukšlės. Viena aukšlė pabando paragauti kylančią pašaro detalę, bet nepatinka skonis. Kad galėčiau pažvejoti šią dieną, teko prasidaužyti ledą ir žvejoti nuo kranto, ant ledo užlipti dar nebuvo galima. Dalis pašaro atsiplėšia nuo dugno, kyla į viršų. Šiaip pašaras iš vakuuminės pakuotės prašosi papildomo drėkinimo. Tad kitą kartą, manau, jei naudosiu jį, tai šiek tiek sudrėkinsiu papildomai. Na ir po kelių minučių pasirodo pirmas vertas dėmesio žuvų būrys. Bet gerai, kad nieko nesu užmetęs, nes persirišinėjau sportinės meškerės sistemą, kad nebūtų per ilga. Pirmos žuvys sureaguoja į jauką. Pradedu žvejybą pasišerdamas šiek tiek uodo trūklio lervų. Niekas nesureaguoja ir užmetu plūdę su uodo trūklio lerva taip pat. Čia matot epizodą, kai žuvis pasibaidžiusios, lyg kažko išsigandusios plaukia staiga, čia nepagreitintas vaizdas. Tai čia yra reakcija į tai, kad nuo ledo paviršiaus nusivalau prišalusį sniegą ir prasiplatinu eketę plūdai. Šitas mano manevras kainavo kokias geras 5-7 minutes to, kad žuvis buvo pasitraukusios iš žvejybos vietos ir sugrįžo tik tai po kurio laiko. Visa žvejyba buvo sudėtinga, reikalavo nuolatinio permetimo. Va, žuvis po truputį reaguoja į masalą, bet labai atsargiai ir nekimba. Po šitos peržiūros sakyčiau, kad reiktų plonintis valus ir dar delikačiau pateikti masalus. Tik ką matėt pirmąjį kibimą. Ištraukiau aukšlę. Dar vienas kibimas. Bet šiaip viskas vyksta, kad ir pakankamai lėtai, tikrai užtrunka, kol sureaguoju tinkamai. Matot, jog viena kita žuvis sureaguoja į pašarą. Tad maitinimasis vyksta, bet labai lėtas, ramus.
pro šalį praplaukia karosas. Po maždaug 40 minučių nuo žvejybos pradžios žuvis jau stabiliau pradeda reaguoti į pašarą. Matote, kaip dugne vis reguliariai maitinasi žuvis, pagrinde šapalai. Aukšlės bando rinkti besileidžiančias kažkokio tai masalo ar pašaro daleles. Pirmas šapalo kibimas. Atkreipkite dėmesį, kiek ilgai užtruko nuo to, kai šapalas prarijo masalą iki to, kol pakirtau. Šapalo kibimas ant uodo trūklio lervos. Ešeriuko kibimas. O kurgi lenda šitas šapalas? Panašu, kad susirado vafterį ir bandė jį suvalgyti. Ten jokio kabliuko nėra, bet nulupti nuo sistemėlės vafterio nepavyko. Šiaip įdomu, galbūt vafteris ar boilis net ir žiemą galėtų būti būdas atsiginti nuo smulkmės ir gaudyti stambesnius šapalus. Dar vienas epizodas, kai šapalas sureaguoja į vafteriuką. Bet pamatęs, kad yra filmuojamas, pasišalino iš įvykio vietos. Šios dienos žvejyba čia ir baigėsi. Antras raundas senvagėje po 2 dienų. Vaizdas tamsesnis, nes buvo gana prastos oro sąlygos. Šį kartą naudoju sensas pašarą. Antras užėjimas taip pat nebuvo labai sėkmingas. Pagavau kokių 10 smulkių šapaliukų ir kelias kojas. Bet viena gan svarbi įžvalga, kurią padariau, žuvis stipriai baidosi vaikščiojimo ledu, gręžimo ir panašių veiksmų. Reikia išties atsargiai elgtis nedideliuose gyliuose. Pro šalį praplaukė bonusiukas. Va, geras pavyzdys, kaip ešeriai sureaguoja į masalą, bet pasibaido pro šalį einančio žvejo. Šiame video to nesigirdi, tad teks pasitikėti mano žodžiu. Ir taip ir baigėsi mano antras bandymas senvagėje. Kaip matote, prieš tai buvusiame video esančių žuvies kiekių čia tikrai nebėra. Ir dar porą kadrų iš trečio bandymo, kurio metu pagavau kelias stambesnes kuojas. Galite matyti, kokiame šakų raizgalyne žvejoju.
ir momentas, kaip užkimba koja ir kaip sėkmingai pavyksta ją išsitraukti. Tai ką, bičiuliai, neišvyno ir iki kito video.